Tai pakalbėkime šiandien apie statybos dalyvius. Įsirinkom architektą, pasitvirtinom finansus, pasidarėm, galima sakyti, projektėlį, tai pats laikas galvoti apie dalyvius. Tai statant vienbutį gyvenamąjį namą užtenka turėti atestuotą specialistą, tai yra statybos vadovą, kuris jumis vestų to statybos keliu, jūsų svajonės statybos atveju. Bet rekomendacija būtų vis tiek samdytis techninės priežiūros atstovą. Tai yra žmogus, kuris yra atestuotas, dirbdamas statybų srityje ne vienerius metus, sukaupęs didelę patirtį. Jisai padėtų jums susigaudyti, pasitarti, nes kai kada nebūtina įsivaizduoti, kad techninės priežiūros atstovas jisai gaudo statybininką nuo brogo. Bet visi statybos dalyviai iš esmės turėtų būti kaip komanda. Tai techninės priežiūros atstovas tai kaip jūsų geras draugas statyboje. Bet gyvenimo atveju taip ir būna. Iš esmės atsiranda klausimai, atsiranda sprendimai, atsiranda pakeitimai, kuriuos reikėtų pasiderinti prieš darant. Statyba gan dinaminis procesas ir ten taip, kaip užsibrėžiai, dažniausiai nebūna. Jeigu nutarėt statyti savo gyvenamąjį namą ir samdyti tik tai statybos vadovą, tai nieko tokio, jisai irgi prikaupęs patirties, greičiausiai pastatęs ne vieną namą, tai jum tas procesas turėtų būti gan irgi sklandus. Antras dalyvis rekomenduotinas, bet ne visuomet privalomas statybų techninės priežiūros vadovas. Ir trečias vienas iš dalyvių, manau, būtų rangovas, kuris jums atliks darbus. Gal jūs statysite ūkio būdu, bet ūkio būdas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančios teisės aktus įmanomas tik tai, kai jūs pats statote su savo giminaičiais namą, tai kitu atveju bus rangos būdas. Siūlyčiau pasidomėti apie rangovą internete, susirinkti informacijos, rekomendacijos, kad būtų patikimas, patikrintas ir nepapulti ant tokių, aš jos vadinu vadybininkais, kai atvažiuoja rangovai, direktoriai, jie atlieka vadybininko funkciją. Ir jie statybų procese labai dalyvauja minimaliai. Tai pirminiam variantė jie dalyvauja suderinti su jumis sąmatą darbų ir paskui dalyvauja, kai jau reikia atsimti pinigus. Ir dažniausiai atvažiuoja atskiros brigados, atskiri žmonės, kurie jums užduoda klausimus, kuriuos turėtų spręsti jūsų pasamdytas rangovas su vadybininku priešaky. Bet dažnai tai būna tiesiog numetami žmonės ir jie savarankiškai darbuojasi. Prieš parenkant rangovą, vėlgi susirinkit visas įmanomas rekomendacijas ir informaciją. Jūs turite suprasti vieną dalyką, kad jūs statote ne šiaip savo kažkokią tais pavėsinę ar vaikų žaidimo aikštelę. Jūs statote savo namą, kuris turi stovėti ne mažiau 50 metų ir tarnauti. Nesakau, kad jūs visus tos 50 metų išgyvensit, bet statyti reikia atsakingai ir kruopščiai, kad nebūtų paskui defektų ir problemų, nes kiekvienas neįspręstas klausimas gali išlysti po kiek laiko. Ir kuo daugiau ir dalyvaus kompetentingų atstovų, tuo didesnė tikimybė, kad jūs išvengsite mažiau tų klausimų ir visos problemos bus išspręstos.